Ana ir Tomai, aš labai nerimauju. Aš prisijungiau prie naujų draugų grupės ir man jie labai patinka. Tačiau atrodo, kad jie manęs nemėgsta. Kodėl manai, kad tu jiems nepatinki, Mosi? Papasakok, kas atsitiko. Pateiksiu pavyzdį. Praėjusią savaitę visi susėdome paplepėti, tačiau niekas nenorėjo sėdėti šalia manęs. O vienas berniukas praėjo juokdamasis ir užsikimšo nosį. Ak, Mosi, tai tikrai nesmagi situacija. Gal galėčiau pasakyti kai ką, kas padėtų? Tikiuosi, kad tai tavęs nenuliūdins. Pasakyk man, Tomai. Aš noriu žinoti tiesą ir tikiu, kad tu man padėsi. Manau, žinau, kas atsitiko. Nes anksčiau turėjau tą pačią problemą. Kai mes bręstame, mūsų kūnas keičiasi. Ir mes turime dažniau praustis nei vaikystėje. Bet kodėl, Tomai? Mūsų kūne yra cheminių medžiagų, vadinamų hormonais, kurie bręstant kinta. Problema ta, kad šios cheminės medžiagos taip pat priverčia daugiau prakaituoti. O tai gali sukelti siaubingą kvapą kitiems žmonėms. Tai vadinama kūno kvapu. Nežinojau, kad galiu turėti kūno kvapą. Kaip sužinoti, kada mano kūnas skleidžia nemalonų kvapą? Ir ką daryti, kad taip nenutiktų? Mosi, svarbiausias dalykas, kurį turi padaryti, tai pasirūpinti, kad kasdien nueitum į dušą. Ir kruopščiai nusipraustum visą kūną su muilu. Tai vadinama asmeninė higiena. Vakar skubėjau ir neturėjau laiko nusiprausti. Galbūt todėl vaikinas suraukė nosį, kai praėjo pro mane. Taip, manau, kad tavo tiesa, Mosi. Bet mano nuomonė, tas berniukas elgiasi negražiai. Jei nesilaikysi asmeninės higienos, žmonės gali tavęs vengti. Todėl svarbu kiekvieną dieną tinkamai nusiprausti po dušu. Taip, suprantu, Tomai, bet aš labai prakaituoju, net jei einu į dušą. O mano drabužiai gali smirdėti. Aš naudoju dezodorantą ir kasdien persirengiu švariais drabužiais. Taip pat 2 kartus per dieną valausi dantis ir tvarkausi nagus. Visi šie dalykai yra labai svarbus. Paprašysiu mamos, kad nupirktų man dezodorantą, dušo želės, šampūno ir dantų pastos kasdieniam naudojimui. Taip pat man reikėtų tualeto reikmenų krepšelio, kuriame viską laikyčiau. Tiesiog atmink, Mosi, tavo kasdienės asmeninės higienos rutina yra labai svarbi. Ir aš tikiu, kad pastebėsi, jog ateityje kiti tave mieliau priims. Puikus patarimas, Tomai. Ačiū. Tu esi geras draugas, kuris man visada padeda. Apie ką judu kalbate? Apie asmeninę higieną, Ana.
Ak, prisimenu, kaip mama man dainuodavo šią dainą. Nebūk purvina, būk švari ir tvarkinga, prieš valgydama nusiplauk rankas. Nusiprausk po dušu su muilu nuo galvos iki kojų ir patiksi visiems, kuriuos sutiksi. Ačiū, draugai. Šiandien išmokau labai svarbią pamoką.